Sveiki, čia turiu tokį savo suprojektuotą stiprintuvėlį, kaip sakyt, čia pati stiprintuvo plokštė, kad įveiktų, jei tai reikia prijungti diodų tiltą prie šitos jungties. Šepetėlis neatvyko į filmavimą, bet jam viskas gerai, šį kartą Pavaduoju žirklutės, jeigu ką. Tai žodžiu, šitas stiprintuvas yra 4 kanalų stiprintuvas, čia 4 1875 mikroschemos sudėtos. Esmė tokia, kad čia panaudotas netradicinis įžeminimas, galima iškart pavadinti ground plane, žemės užpildu. Senovinio raugo žmonės tikėtųsi, kad apvertus šią plokštę ten bus didžiulis voras po apačiu, tai yra žvaigždinis įžeminimas. Ir panašus dalykai, to nėra, bet apie tai dar vėliau. Dar ką paminėsiu, tokį įdomų fakčiuką, kad kadangi plotis 10 cm, tai vienas kanalas užima vos 25 mm. Ir aišku, dar talpa ant plokštės, tai sakau, diodų tiltas, radiatorius, ir laidai, turim 4-kanalį stiprintuvą. Tai aišku, tas kompaktiškumas, visa kita. Ir, ką dabar jau galim grįžti prie žemės. Tai bando naują žemės išdėstymą, ne visai naują, bet garso stiprintuvuose gan bijoma išdėstymą. Tai kaip matom, nuo šios vietos viskas užpilta, išskyrus kur natūraliai, kur nors detalės koja prakerta, bet nuo kažkur čia iki čia yra labai mažai pažeista žemė, kiek įmanoma sveikesnė. Vienintelis dalykas, ką padariau, senoviško ir tikiu, kad gerai padariau, per va čia žemė atkirsta, šitas takelis irgi atkerta ir čia atkirsta, tai žodžiu jį nesujungta šitaip, o sujungta tik per šitą vieną tašką. Kas už žemės užpildą, tai gali su šito nesutikti, nes tai nėra pilnas žemės užpildas, bet kodėl aš tai padariau? Kadangi čia yra pagrindiniai maitinimo kondensatoriai ir prie jų jungsis diodų tiltas, jis turi aršias pulsacijas ir didelės sroves, krovimo sroves, kitaip sakant, nes krovimas vyksta nuo sinusoidės viršūnių ir jis tikrai nejuokingas sroves duoda. Tai aš ką norėjau padaryti, jas sukaupti šitoj vietoj, o ne išdalinti per likusią plokštę. Kad viskas, kas įvyksta čia, pasiduoda per šitą vieną tašką ir į kitą žemės aikštelę. Tai čia gaunasi toks kaip vienintelė vieta iš žvaigždinio žeminimo, kurios čia buvo kaip ir laikytas. Nes aš tiesiog nenoriu, kad vaikščiotų krovimo srovės. Nes turiu, pasidaręs stiprintuvą, jei nepamirščiau, mesiu nuorodą su kiniškom plokštelėm, kurios iš pažiūros atrodė geros, naudojo kaip ir jau tą žvaigždinį žeminimą, tradiciškiau negu aš. Ir tos plokštelės, kaip ir mano, turėjo kondensatorius, kaip sakant, ant plokštės, net ir tiltą ant plokštės, kas nieko nekeičia. Aš tiesiog noriu naudoti savus tiltus, kur irgi dėl įdomumo tokie netradiciniai, tai aš tik dėl to čia neįdėjau, galėjau laisvai dadėti plokštės, kainuotų tiek pat, bet netilti esmė krovimo srovėse. Tai grįžtant prie tų plokštelių, kol visai nesusivėliau, apie ką šneku. Ten naudojama aikštelė ir iš šios takeliai, čia aišku maitinimo pas mane, bet esmė iš aikštelės takeliai. Tačiau yra įdomus niuansas, kadangi ten aikštelė ir palei tą aikštelę nevaldomai vyko krovimo srovės, tai man fono išnaikinti pilnai nepavyko, kol buvo patys galios kondensatoriai su savo krovimo srovėm ant pačios plokštės. Tai aš tiesiog sudėjau pamažintus, kurie jau tiesiog dėl stabilumo ir iškėliau į atskirą plokštę. Tai šįkart norėdamas to išvengti, kaip šįkart, anąkart plokštė buvo kinų, dabar mano, bet norėdamas nepadarytos klaidos, aš tik dėl to vienoj vietoj perskiriau žemę, kad čia galima net įsivaizduoti, kad čia viena plokštė, čia kita, o čia laidas, kaip sakant. Per vieną laidą visa žemė ateina, būdama vienu potencialu. Ką noriu čia paminėti, čia iškart kils klausimas, kodėl čia tiek tuščių vietų, čia iš tikro išėjimo stabilizavimo grandinė, tas kondikas rezistorius, tiesiog rezistorius padalintas į 3 vietas, kad padaryti 1 ohmą iš 3/3 ohmo varžų. Kad čia vienas ohmas, o čia kondensatoriukas, bet aš jų dar neturiu, tai neprilitavau. Kodėl ne 3? Nes jeigu užgeneruoja, vyksta kokia anomalija, kad
geriau jos pakaistų, o ne tai, kad būdama viena silpna varža nudegtų. O ir čia vieta kaip ir gan laisva buvo. Tai kažkiek žemę pakarpo, bet labai nedaug, nes vis tiek tarp jų teka jinai. Čia labai stipriai teka, varža nuo vienos pusės iki kitos tikrai maža šitoj plokštėj. O dabar pakalbėkim apie dramblį kambarį. Bet tai palagi negalima prie įėjimo ir išėjimo ir maitinimo žemių sujungti vieną juostą, kaip sakant, į vieną aikštelę. Taigi negalima, kaip tu taip galėjai? Galėjau. Ir čia nėra taip, kad viskas tiesiog sulituota į žemę, ar ten dvi žemės iš abiejų pusių ir bele kaip sujungta. Čia iš tikrųjų vyksta keli dalykai, bet čia bus paprasčiau parodyti ant popieriaus. Žodžiu, žvaigždinis įžeminimas siūlo turėti vieną žemės tašką, kartais tarp maitinimo kondensatorių, kartais kažkur kitur. Aš net į šitai nesigilinsiu, nes tai nėra esmė. Bet ką, pavyzdžiui, daro du stiprintuvai. Stiprintuvą nupiešiu tradiciškai, čia vienas kanalas. Ir stiprintuvai paprastai yra operacinio stiprintuvo būdo, tipo turi neigiamą, teigiamą įėjimą, čia vėlgi daug nesiplėsim, net ir tranzistoriniai paprastai vis tiek naudoja grįžtamą ryšį, kartais nenaudoja, čia kita tema, bet žodžiu, stiprintuvas gauna į pliusą signalą paduodamą, kitas irgi gauna įėjimo signalą ir išėjime mes norim užmaitinti garsiakalbius, kurie jau yra žemės vartotojai, tai kokios tai pažymėsim, nupiešiu antrą, kad. Tai žodžiu, jau turim taškus, kurie nori sugrįžti mūsų žemės tašką, tai visų pirma bus garsiakalbiai, tai tradiciniai sistemoje juos gražinam į tą tašką. Taip pat stiprintuvai turi maitinimą, kurio ant jų nepiešiu paprastumo dėliai, bet užtat maitinimas iš kažkur ateis maitinimo žemė. Vėlgi tą vieną tašką tradiciškai, bet kad stiprintuvas stiprintų, jam reikia to minėto grįžtamo ryšio. Tai jisai ima, kaip sakant, realių laikų, čia kaip neaiškinsi, visada galima prisikabinti, nes, viskas vyksta ir kartu vienu metu, bet yra niuansų, žodžiu, sakykime, vienu metu jis mato savo išėjimą per šitą varžą, pajungtai invertuojantį, tai tokiu būdu jis gali, naudodamas daliklį, čia dar viena varža, čia nesujungta aišku, kur sujungta piešiu tašką, ir turim šitą galą varžos, kurią reikia irgi pajungti žemę. Tai tradiciškai šitą daliklį pajungia irgi žvaigždinę žemę. Čia prijungta. Taip, tai stiprintuvas dabar, įprasta praktika, čia varža didelė, čia mažesnė ir jos duodam stiprinimo koeficientą. Taip pat grįžtamas ryšys duoda klaidos korekciją, kadangi išėjimas atvirkščias, mažina iškraipimus, bet čia bandau neapkrautum. Esminis dalykas, kad šitą nupiešiau net su grįžtamų ryšių ir viskom, kad supras, ką stiprintuvas stiprina iš tikrųjų. O gaunasi, kad mes į įėjimą paduodam du signalus. Čia left right, kairė dešinė, tarkim. Be žemės irgi nepaduosim, nes, kaip paprasčiausias kabeliukas turi nors 3 laidus, nes tarp čia signalas ir tarp čia signalas, žemė bendra, Tai žodžiu, tai jungiasi irgi į žvaigždinę žemę. Bet realiam pasaulyje dažniau naudojam RCA jungtis, tai tada bus atskiros žemės šitiem abiems. Tada prasideda įdomumas. Čia kur burbuliukai, tarkime, išlendam iš stiprintuvo, einam į savo grotuvą ten kažkur tais. Į grotuvą irgi eina abi žemės per 2 ilgesnius ar trumpesnius laidus. Kas padaro grotuvę? Vėl susijungia, nes grotuvas vis tiek turės bendrą žemę, kairę dešinę. Tai gaunasi toks įdomus prikolas čia dabar pas mus, kad čia darėm vieną žemės tašką, viską ir staiga padarėm, kad žemė eina, išsiskiria ir vėl susijungia.
Tai jau vien čia yra potencialo tekėti srovė į kažkurią tai pusę šiuo ratu. Ir tai jau gali įtakoti signalą, kadangi jo atskaitos taškas čia, tai jeigu signale kažkokia srovė teka ratu, tai jau bus pašalinė srovė, kurią stiprintuvas pamatys ir turėsim burzgimą. Dažnu atveju dėl šito neturim, nes čia nėra tokia kritinė kilpa. Bet vėlgi yra kitų dalykų, kurie griauna žvaigždinio įžeminimo idėją. Visų pirma, jeigu mes turim stereo stiprintuvą ar dar daugiau kanalų, jeigu įėjimas, mūsų raudonas signalas šitam kanalui kitas, kairė dešinė. Ir signalas iš tikrųjų, ką stiprintuvas stiprina, grįžtant prie to, jisai stiprina šitą potencialą tarp žemės, kokią gauna iš šitą rezistorių, ir tarp pačio įėjimo signalo, čia jo įėjimas. Tai gaunasi, mes sustiprinam signalą tarp šitų taškų. Garsakalis mato žemę iš to taško. Taip pat šito stiprintuvo galingas srovė teka į tą tašką ir jis irgi stiprina tą tašką. Tai kas kieno dabar signalą stiprina? Šitas tada stiprina šičia. Bet čia per tam tikrą takelį vis tiek sujungta ir vėlgi nuo jų pačių atitinkamų garsiakalbių, nuo šito garsiakalbio šitam stiprintuvui praktiškai tas pats kaip tam, tai jie iš tikrųjų stiprina iš esmės bet kokią paklaidą, kuri gali būti iš bet kurios pusės. Vienas stiprintuvas gali groti, pavyzdžiui, žemus, kitas aukštus, tai tas ims daugiau srovės, daugiau įneš paklaidų. Tai žvaigždinė žemė kaip ir bando išspręsti tą dalyką. Bet kuo labiau žiūri, kad jinai gal labiau išsprendžia foną garsiakalbio, kas po didelę apkrovą vyksta, tai vyksta keisti dalykai. Ir tie takeliai, kad pasiekti kiekvieną tą tašką, dažnu atveju bus siauri. Įsivaizduokit ant tokios 4 kanalų plokštę žvaigždinį žeminimą. Tai aš kai pradėsiu važinėtis tais siaurais takeliais į kiekvieną iš krūvos taškų, neliks vietos detalėms. Ir dar vienas dalykas, dažnu atveju tokia sistema vis tiek fonuoja. Tai labai daug klasikinių sprendimų yra šita įėjimo žemė. Dabar bus sunku man atskirti, bet galio žemė padaro tašką, nuo jos pajungia varžą, padaro antrą tašką ir tada į ją sujungia tas jautresnės žemės. Čia kokių 10 omų varžą įdeda dar net. Tai kaip ir gesina tada tas srovės ratą, negali tiek kilpų vykti ir panašiai, bet vėlgi tada turim 10 omų klaidos signalą, kuris, aišku, stiprintuvui ten su 0,05 ten iškraipimais, ar ten net 2 nuliais po kablelio, tai net tokia schema veikia, nėra į bloga, aš nesakau, kad į bloga, bet sakau, kad į nėra tobula. Ir grįžtant prie to, kad net jeigu turim tik vieną kanalą, mes norim įėjimą perduoti išėjimą. Tai kodėl garsiakalbį grįžtamas ryšys, kurisgi ir koreguoja ir stiprinimo koeficientą ir iškraipimus atema, kaip sakant, kaip pavadinti. Kodėl jis garsiakalbį mato per tokį ratą? Ir kodėl įėjimas jį mato per susidūrimą dar ir su kitu kanalu, jeigu jis yra. Jeigu nėra, tai kodėl viskas per šitokius atstumus? Tai neretų atveju tai gali būti ir netrumpi laidai ir visa kita. Tai dabar parodysiu praktiką, kurią panaudojau šitoj plokštėj ir kuri dabar vis labiau plinta. Tai turim stiprintuvą, turim išėjimą jo šičia, turim įėjimą. Tų papildomų mazgų nepiešiu, tik svarbiausius, nes tuos, kurie stiprinimui reikalingi ir kurie susiję su žeme. Tai šitas laukia žemės, garsiakalbis kažkur laukia žemės, tai jeigu nupieš taip, kaip sudėta pačioj plokštėj, čia žodžiu yra 2 kontaktų jungtis, įėjimo ir išėjimo. Ant plokštės tai būtų, pavyzdžiui, šitam kraštiniam kanalui šita ir šitam, čia įėjimas, čia išėjimas. Matom jos viena prie kitos ir kodėl įėjimas ir išėjimas kartu, kas tipo negalima, bet čia išeina taip, kad čia galinga žemė.
milimetrai tos žemės iš tikro sumoj tarp visų šitų taškų. Ir grįžtamas ryšys čia matuoja, įėjimas čia, išėjimas čia, įėjimas, sakykime, šita jungtis, tai iš lauko pasiekia įėjimą, čia nepiešiu kondensatorių kažko, bet esmė, kad šita išėjimas tada išeina, įeina. Tai vat signalas ateina į mikroschemos pliusą, vadinkim pliusų, įėjimą ateina, grįžtamas ryšys matuoja išėjimą, daliklį formuoja į žemę ir svarbiausia, kad jis matuoja, ką davė įėjimas. Nes čia viskas kartu, ne per kažkokį atstumą, viskas kartu, jis tiesiogiai ir bando groti šitą signalą. Ir jam tą sustiprintą signalą reikia išleisti išėjimą. Tai kadangi šitos žemės vėlgi labai gerai sujungtos, čia va viskas plotelis, sakykime, tai ir įėjimo ir išėjimo žemė kietai sujungta ir grįžtamo ryšio žemė kietai sujungta. Tai gaunasi šitas stiprintuvas stiprina tai, ką jis gauna. Čia va vietoj šitam plotelį. Jis paprasčiausiai stiprina, ką mato tarp čia ir čia. Ir pats rezultatas irgi tas pats kaip ir čia, nes čia keli milimetrai. Grįžtamo ryšio rezistorius dėl mikroschemos specifikos čia va, tarp kojelių dviejų, čia super mega patogu ir labai gerai trumpas kelias. Tada išėjimo takelis ateina, turim išėjimo jungtį, aišku, didesnė. Čia žemės tarpės sujungtos labai stipriai ir pati varžiukė, ten kamputį, šita varžiukė irgi labai tvirtai prijungta. Tai kaip sakau, stiprintuvas stiprina tik potencialą iš to laukelio. Tai kaip galima atspėti, kas vyksta toliau, tai yra tokie 4 stiprintuvai pas mane ir jie savo turi tą vietinę zoną, nuo kurios pasiema viską. Bet tai nėra taip visiškai paprasta, kad ten tiesiog laukelį. Padarytas dar vienas dalykas. Kadangi apačioje viskas gerai matosi ir kaip sakiau, čia tiesiog vientisa žemė kanalų srity. Tai šitą vientisą žemę eina visi filtravimo kondensatoriai, ta išėjimo grandinėlė, kur minėjau, kad varžų dar nėra. Viskas iš šitą žemę susijungia. Tačiau šita žemė turi iškarpas. Jinai iškirpta aplink, jeigu ras, kur geriau matosi, čia va gan gerai matosi, kad vario nėra aplink įėjimo jungties minusą. Įėjimo žemė į šitą apatinę bendrą žemę nesijungia, nes mano minėtos mažos žemės aikštelės yra ant viršaus plokštės. Tai kaip pavyzdys šitaip nupiešus, jeigu paimam šitą kraštinį kanalą, turim išėjimo jungtį, įėjimo jungtį. Ir taip kartojasi tos jungtis per visas 4. Tai visa žemė įvyksta tokioj mažytėj zonai, kaip piešiau anksčiau. Čia susijungia viskas, kiekvienam kanalui. Tai čia jo atskaita ir visa kita. O galingą srovę gauna iš apatinio sluoksnio. Šita vientisa žemė vėlgi figūruoja. Apatinis sluoksnis bendras ir tik per išėjimo žemę, per šitą koją sujungta bendra visiems apačia ir atskiros viršutinės aikštelės. Čia jos aikštelės gan didelės, pas man su ten gal nukristais kampais biški, bet vėlgi beveik per visą, nes kodėlgi ne, pats ekranavimas. Bet iš tikro visas veiksmas vyksta toje aikštelės daly ir visa ta žemė yra nukrauta nuo bet kokių galingų srovių. Galinga srovė iš karto duria per atitinkamą, čia įėjimo būtų, per išėjimo žemės kontaktą duria į apačią ir čia yra vienintelis sujungimas tarp šitų 4 aikštelių ir apačios. Kiekvienas stiprintuvas, kaip jau minėta, kiek kartų stiprina tik tai signalą tam mažam plotelį. Ir viskas kartu, kitaip sakant, šitos vietos čia, 4. Ir 4 stiprintuvai gaunasi. Bet vėlgi, aišku, įėjimo žemė paduodama į apatinį sluoksnį, į viršutinę, aišku, vėlgi ne, bet ji paduodama vienam taške. Kitaip jungties nepadarysi, nepaduosi per visą ten kažką. Tai kaip ir tarp šitų 2 žemių gali ir skirtis potencialai. Nes jeigu stiprintuvas kraštinis ima daug srovės, jis vis tiek per tą varžą, kad ir kokiai maža, jis bus žemiau už kitus, kurie, tarkim, mažiau srovės ima ar kitokį signalą groja tuo metu.
Tai galima sakyti, kad bus problema, nes šitos aikštelės po skirtingais potencialais. Bet jos kaip ir gali būti po skirtingais potencialais, nes jis stiprina tą mikro aikštelę, kuri nukrauta nuo srovės, savo vietinę žemę, tai stiprina. Tai žodžiu, aš viską testavau ir sujungi specialiai, imituoji tą keturgubą žemės kilpą, kai visi įėjimai pajungti su minuso laidukais, tie minuso laidukai, grotuvė natūraliai vėl kartu susijungia. Jokio fono kažko neturim. Bet dar viena savybė šitam stiprintuvė, kad jis invertuojantis, dėl to čia tiek daug elektrolitų. Dėl smagumo šitie maži elektrolitai, tiek mažesni maitinimo, tiek kiek didesni įėjimo. Taip, čia įėjimo elektrolitai, bet čia Panasonikai, sujungti į bipolinę konfigūraciją, po 2. Ir kodėl čia tiek talpos įėjime? Konfigūracija yra invertuojanti, tai žema įėjimo varža, čia gali būti iškraipimai kitoks skambesys, galima sakyti. Tai čia to pačiu dar ir taip pabandyta su šita plokštele. Bet dėl žemos įėjimo varžos, ir kitų dalykų, nes aš montuosiu įėjimo jungtis, visą kitą, plokštelė maždaug taip atrodys. Gausis tokia 2 plokščių sistemėlė, nors kaip ir minėjau, kad čia viskas yra, čia kaip ir yra viskas. Nes bet kuris dabar šaltinis, signalo procesorius ar kas galėtų tiesiogiai valdyti šitą dalyką, nėra ta įėjimo varža tokia baisi, bet aš nusprendžiau naudoti RCA blokus įėjimui, taip pat prieš stiprintuvis galės visokių kitokių dalykų, tai žodžiu, ir galimybė įėjimo potenciometrą normaliai jungti, nes čia biškai per maža varža tokiam dalykam. Tai kodėlgi nebus prieš stiprintuvis, nors ne visiems atvejams čia būtų reikalingas. Tai tikiuosi pavyko paaiškinti idėją, aš neteigiu, kad čia geriau, tikrai jau geriau už žvaigždinį žeminimą, bet aš taip manau, taip mano nemažai žmonių, kad žemė turi būti tvirta ir geriau valdyti, kur teka signalai, negu bandyti sugrūsti vieną mažą tašką. Tai prie tokio požiūrio aš jau perėjęs gan senokai. Tokia plokštė žymiai teisingiau atrodo negu suvarpyta milimetriniais takeliais. Tai žodžiu, čia nors ir yra irgi parazitinės varžos viskas, bet žvaigždiniam įžeminime, jeigu 4 kanalai, čia žvaigždė ir čia 4 kanalai, tai ką mes nuvedėm taip 2 vienodus, sakykim, takelius, o kaip į tos 2 kanalus įves, ką dabar daryti kažką tokio? Matuoti takelio ilgį, daryti, kaip sakant, induktyvumus, visą kitą. Ne, dažniausiai bus padaryta šitai. Tai jau turim skirtingus takelius, skirtingų ilgių, jie ploni, žemės varža didelė, paklaida dar didesnė. Tai galiausiai galima užlipti, ypač su daugiau kanalų, ir jeigu tai didesnės plokštės, galiausiai su kai kuriuom įžeminimo schemom mūsų įžeminimai bus ne tarp atskaitos taškų, kas baisiausia, bus po 10, po 5 cm vietoj 3-5 mm. Toks teorinis čia dalykėlis iš čia, bet vis tiek parodžiau realų ir daiktą. Ir teorija po juo, ant jo, jame. Stiprintuvėlis jau sumaišiau, nesakiau, išbandytas, jis groja viską, bet palauksim prieš stiprintuvio, kad gražiai pajungt, tada bus tokia kaip antra dalelė, bus galima pagroti, pabandyti kažką pamatuoti, nors jeigu aš nieko nematysiu tose matavimuose, tai ką jos rodė, paminėsiu, kas gavosi, o šiaip tiek šiam kartui, dėkui, kad žiūrėjot ir sėkmės konstruojant. Iki.